Šiandien susidūriau su tokia įdomesnė situacija, niekada su kuria nebuvau susidūrus prieš tai. Ryte apžiūrinėdama savo alokazijas ant zebrinos radau štai tokius taškiukus. Pirmiausia, tai aš pagalvojau, kad čia yra tripsų darbas, bet tada šaltu protu vertinau, kad prevenciškai prieš tai nuo tripsų buvo praeitas plėšriųjų erkučių seansas ir realiai negalėjo tai būti tripsai. Tada paguglinau ir radau, kad tai gali būti arba infekcinė bakterija arba grybinis susirgimas, kuris gali labai lengvai plisti. Tai aš aišku iš karto pašalinau tuos 2 lapus, kurie ir buvo apsikrėtę. Klausimas, galbūt esat susidūrę ir galit arba patvirtinti, arba paneigti šitą mano teoriją. Gal nuraminsit arba nenuraminsit ir žinot, ko toliau griebtis.